Gal aš užsimušiu į uolas? O galbūt... Broliai, išgelbėkime ją. Sesuo, ji mūsų sesuo, Elzytė, mūsų Elzytė. O kas sakė, kad ji ne mūsų sesuo? Kas sakė? Kokie jūs pasikeitę, suvyriškėję. Sveikas, Kristijonai, sveikas, Klausai. O Hansai, tave sunku pažinti, Hermanai, Kurtai, sveikas, Otai. O tu, Peteri, mano mažiausias Peteri. Mes gyvename ne čia, o ten toli už jūrų marių, nuostabioje šalyje. Tenai debesys tokie gražūs. Ir daugelis mano, kad jie iš pasakų šalies. Tik kartą per metus, pačią ilgiausią dieną, mes galim čia atskristi. Čia mūsų tėvynė, čia visada traukia širdis. Čia kiekvienas krūmelis ir medelis brangus mūsų širdžiai. Čia tebalaksto po lygumas laukiniai arkliai, kaip mūsų kūdikystės dienomis. Žvejai, kaip ir seniau, traukia tas pačias dainas. Čia ir mes tave suradom, brangioji seselė. Rytoj teks atsisveikinti su tavim. Mes turime lėkti už jūrų marių į nepaprastai gražią, bet svetimą šalį. Broleliai, ir aš noriu kartu su jumis. Mylieji broleliai, nepalikite manęs. Ne, Elzyte, tai neįmanoma. Mes neturim nei laivo, nei valtelis. Tikrai mes neturim nei laivo, nei valtelis, bet galim nupinti iš karklų vytelių tinklą. Ar mes nepajėgtume perkelti savo seselę per jūrą? Elzytė pabudo. Labas rytas, Elzyte. Labas rytas. Sveikas, Kristijonai, sveikas, Peteri. Sveiki, brolužėliai. Sveika, Elzyte. Visą dieną mes skraidom pasivertę laukinėmis gulbėmis, o tik saulei nusileidus, vėl tampame žmonėmis. Pusiaukelėje kyšo iš vandens maža uola, kur mes nakvojame. Jei ne ta uola, niekada negalėtume aplankyti savo brangiosios tėviškės. Pasikeiskite, broliai. Greičiau, broliai. Saulė leidžiasi, o uolos dar nematyt.
Pamiegokite, broleliai. Jūs pavargote. Jums reikia pailsėti. O aš sergėsiu jūsų sapnus, kaip kažkada vaikystėje. Atskridote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tai bent. Visada atskrisdavo 11, o šiandien kažkodėl daugiau. Daugiau dėl to, kad aš esu. Aš 12. O kas tu tokia? Aš jūs esu Elzytė. Žinau, apie tave girdėjau. Broliai pasakojo. Tai suradai juos? Suradau. Puiku. Ana, o tu irgi pavirsti gulbe kaip jie? Ne, aš nepavirstu. Juk labai gerai, nepatogu dieną paukščio naktį žmogumi būti. Pagaliau nežinai ne kaip elgtis. Aš, pavyzdžiui, varna ir visada esu varna. Kad galėčiau savo brolius iš tų kerų išvaduoti. Bet kaip, nežinau. O aš žinau. Bet labai sunku. Tu vis vien nepajėgsi, neverta ir sakyti. Aš viską padarysiu, nors ir labai sunku būtų. Tiesa? Gerai. Klausyk. Koks šiandien bjaurus oras, drėgna, vėjuota. Sakykite, aš klausau. Na, tad klausyk. Tavo broliai gyvena oloje. Jūros krante aplink tą olą auga dilgėlės. Tik tos ir kitos kapinėse augančios dilgėlės gali tau padėti. Gerai įsidėmėk. Plikomis rankomis. Tik tai plikomis rankomis. Prisirauk dilgėlių, sutrink jas, iš to pluošto suverpk siūlus ir nunerk 11 marškinių. Tada apgobk jais gulbes ir tavo broliai bus išgelbėti. Visi kerai išnyks. Bet atsimink, nuo tos valandos, kai pradėsi darbą iki tos dienos, kai baigsi, negali nė žodžio ištarti. Pirmas žodis pražudys tavo brolius. Tik ar užteks tau drąsos ir kantrybės? Viską gerai, įsidėmėk. Čia jūsų šalis? Kokia graži. Ne, čia tik debesys. Šita jūsų šalis? Ne, vis dar debesys.